Miltelio mini krekeriai. Traukia pargauti. Batonėlis ne batonas, telpa į kišenę. Rinkis Mičiujų. Sveiki, mėlėjai, gimę ir užgimę šią nuostabią dieną. Trečiasis kvadrato turnyras beldžiasi į jūsų širdis, duris, sielas ir visas kitas kūno kerteles. Ir mes esame pasiruošę išgyventi dar vieną nuostabią sporto injekciją. Karolis Tiškevičius ir aš, Rytis Kazlauskas, pasižadam, kad šiandien tarnausim tik jums, mėlėjai, ir šiandien kvadratas tarnaus visai Lietuvai. Virusas, kuris užkrėtė Lietuvą prieš porą metų ir tada daug kas sakė, na nesąmonė, tokie dalykai Lietuvoje prigyti negali. Tai yra ne sportas, tai yra vaikų žaidimai, apie tokius dalykus rimtai kalbėti neverta, bet jau sakėm ne vieną kartą ir belieka dar kartą pakartoti, kvadratas dar niekada nebuvo taip aukštai. Sveiki atvykę į Vilniaus Active Arena, kurioje šiandien ir vėl 4 komandos, kurių kapitonai Evaldas, Safas, Mantas ir Simonas, Žvėriauskas Simonas, kalsis dėl geriausios komandos ir geriausio kapitono vardo. Taip pat šiandien turnyre mes turime ir kolegę Justiną, kuri jau pabendravo su ne vienu iš dalyvių, apžvelgė situaciją, kas gi vyksta Vilniuje, taigi žodis Justinai. Sveiki, aš esu Justina ir šiandien jau trečiąjį kartą kviečiu stebėti didžiųjų kvadrato varžybų. Čia susitinka truputis profesionalų ir labai daug Lietuvoje žinomų žmonių. Pažiūrėsime, kas prasileis į galvą, kas taps čempionais ir ar Simonas sugebės išlaikyti MVP titulą. Ką šiandien palaikot? Tai silpniausias, aišku, Safaelį. Reikia palaikyti jos, man atrodo. Samoška. Samoška. Jis Samošką palaikys. Labiausiai palaikau Tauragės merą Kaminską bei Tauragiškį Baciušką. Tai jūs pati iš Tauragės? Taip, taip. Žurauską žiūrėjom. Evalda. Žiūrėjom nesnei, aš Žurausko fanas, dabar Max. Šiandien aš palaikysiu Manto komandą. Kodėl? Jie žais kartu su Ieva, tai nenoriu, kad šeima susipyktų. Kurio galbūt nepalaikot? Kas norit, kad pralaimėtų? Man atrodo, Simonas Žurauskas per daug turi garbės ir jam metas išsilyginti kovoj su visais. Safas, bet no offense. Kažkaip Safas gal per daug gerėdis, tai gal kad ko žemesnė vieta, jeigu įmanoma atsiprašau. Jo, galėtų aikštelį pažeminti, sako, labai norėčiau. Turime dėja ir netekčių prieš šį turnyrą. Matėte tikriausiai anonsuotas komandas, bet dalyje žaidėjų tarp mūsų dėja nėra. Kas mirė? Mirė savo sportiniam aplinkybėm Dovydas Pancerovas. Žmogus, puikus tėvas, rašytojas. Bet čia buvo laiko klausimas. Čia buvo laiko klausimas. Su jo liežuviu čia buvo laiko klausimas. Na, prikirpo liežuviai. Ir beje, nėra vienos iš baltų varnų. O kas tai yra? Atlikėja, ar ne? Nežinau. Ai, neturim. Na, gaila. Baltos varnos. Iš tikrųjų, trūksta ir baltų varnų. Gerai, ir kalbant apie tai, kas šiandieną bus labai įdomu, pagrindinis klausimas yra, ar Simono Žurausko komanda gali pralaimėti. Ir tai yra 2 kartus vykusių turnyrų abiejų nugalėtojas. Pats Simonas Žurauskas yra absoliutus lyderis pagal iškirstų žaidėjus tarp kapitonų. 49 iškirsti piliuočiai. Tai yra tiesiog sunkiai sveikų protų paaiškinama. Ir žinai, mes labai gerą diskusiją rytį turėjom su tavim prieš šitą transliaciją, kad Simonas Žurauskas tikrai yra tas vyrukas, kuris mokykloje galbūt nebuvo pats kiečiausias. Sakykim, Toyota Priusas. Gal net multipla. Ir sakyčiau, kad tikrai nebuvo labai lengvi laikai jam tenai. Ir turbūt kažkur tai giliai širdyje Simonas Žurauskas tikėjosi, kad gaidžiai, vieną dieną aš atsigriepsiu, vieną dieną man plos minios, vieną dieną 100 000 žmonių žiūrės, ką aš išdarinėjau ant parketo. Ir aš gal nepanašus į profesionalų sportininką, gal aš netgi nepanašus į žmogų kartais didelį ir rimtą. Bet aš esu geras ir geriausias žaidėjas be jokios konkurencijos. Net arti nėra nieko Simono Žurausko. Atmosfera kaista ir mes pradedam komandų pristatymą. Labas vakaras, Vilniau! Ar Simonas apgins savo titulą? Aišku. Ar Safas turės jėgų permesti kvadratą? Ar Evaldas patirs, ką reiškia laimėti?
Ne. Ar Manto komanda turės jėgų, jeigu jis laimės pakelti jį į viršų? Įsitikinsime šiandien. Su jūsų plojimais pasitikime Manto Bartuševičiaus komandą! Komando sudėtį sudaro Mantas Bartuševičius. Jis ne tik atsakingas už raustų parašymą, bet dar ir protingas, žavus ir kuklus. Mantas Bartuševičius. Vienas geriausių visų laikų rankininkų, neatsisakęs išbadinti ne tik naują sportą, bet ir žaisti salėje su žmonėmis. Aidenas Mališinskas. Šiandien iš jos daug tikimasi, nes ji turi nemažai patirties, tempdama grupę vyrų ant savo pečių. Improvodo aktorė Milda Noreikaitė. Dar šiandien galėsi susipažinti su traumatologiniu skyrium iš kitos barikadų pusės. Ieva Bartuševičienė. Išorėje jis bosistas, bet viduj fagotistas Lukas Keraitis. Vienintelis žmogus atvažiavęs čia su prancūziškais numeriais Tauragės meras Dovydas Kaminskas. Ar turime Evaldo komandos fanų? Su jūsų plojimais pasitikime Evaldo komandą! Komanda sudaro 06 jo telefono numerio pradžia ir pergalių pralaimėjimų santykis Evaldas Jasaitis. Jis taip dažnai būna su Stonkum, kad savaitgalius leidžia pas Indrę Mindaugas Laskovas. Kai paklausiam, su ko praleisi Valentiną, jis atsako M1 Paulius Vaitiekūnas. Dakaro lentelėje dažniausiai valgo Benedikto kiaušinius Rokas Baciuška. Vytauto Sinicos mėgstamiausia grupė Baltos varnos Teresė Andrijauskaitė. Ir svarbi žinutė, Teresės sesė gavo traumą, todėl ją keičia šeštokę geriausią kvadrato Lietuvoje žaidėją Amadėją Mėtą. Amadėjos stiprybė, jog rytoj jai nereikia pirmą pamoką. Tai dar kartą plojimai Amadėjai! O dabar su jūsų plojimais pasitikime trečią, tai yra Safo komanda! Jis turi artimųjų rytų ir tolimųjų pergalių veidą Safas. Kai planavom kvadratą, klausėm, smagiai darom ar su panom? Rūta Ašvidytė. Ievutė pasiruošus padaryti viską, ką gali, kas nėra daug. Ieva Zasimauskaitė. Jis Safo komandai, nes mėgsta būti apleistose vietose. Paulius Samoška. Jei nedėkingoj vietoj atsidursi prieš Aideną, gali tapti vienu greičiausių parolimpiečių plaukiku. Danas Rapšys. Raustas nemarškinėliai, dar galėjai laiko persidaryti. Andrius Zimaitis. Dabar man reikia visų jūsų jėgų, nes mes pasitiksim prie tų kvadrato čempioną. Į sceną kviečiam Simono komandą! Jis yra iškirtęs daugiau žmonių nei prajuokinęs Simonas Žurauskas. Kvieskit policiją, jis ir vėl bandys iškirsti moterį, Laurynas Odaitis. Saugokitės Kristoforo Vaidučio, kad per ilgąją pertrauką nepasipirštų kam nors. Kristoforas. Įvertinus dydžius, panašu, kad šiandien Simonas šoks pagal Kornelijos Dudaitę. Kornelija Dudaitė. Simono turi tai, ko neturi Simonas, o raidę savo varde. Jis reprezentuos Gedimino kalno medžius. Bus iškirstas Valdas Benkunskas.
Nu ką, šou prasideda. Pristatytos komandos, jos jau išsirikiavusios vieną prieš kitą. Pirmoji šiandienos akistata ir čia mes matome Manto Bartuševičiaus ir Safo komandų susitikimą. Iš tiesų dabar užmetus tai pirmą žvilgsnį į abi komandas matome po vieną esamą profesionalų sportininką, matome po vieną labai neformoje esantį kapitoną. Šiaip Safo komanda niekada nebuvo gera, niekada. Su Manto Bartuševičiaus komanda yra susitikusi 2 kartus, šitos komandos tarpusavį žaidė 2 kartus, per abu turnyrus pasidalino po pergalę. Kaip sekėsi rinkti komandą, kaip pasirinkai žaidėjus šį kartą? Mano tikslas buvo paimti vieną žudiką ir belę ką tada, kas laisvas šiandien. Tai Aidanas ir Likė. Tai kai nugalėsit, ką pirmą bučiuosi, Ievą ar Aidaną? Aš norėčiau bučiuoti Ievą pirmą, bet manau, kad Aidanas mane pagriebs ir aš jau tada visiškai atsipalaiduosiu ir atsiduosiu jo rankas. Kaip esi nusteikus? Justina, tu žinai mane, aš esu kovotoja, aš esu karys, aš esu prastai šiaip, labai bijau grįžti ne su savo veidu. Kurio žaidėjo labiausiai bijai? Nu, rankininko to, manau, vengsiu, gatviai irgi, ir ne tik aikšteliai. Kiek tavo profesionalumas kaip sportininko padės tau šitose varžybose? Oi, nežinau, kiek padės, aš tikiuosi, kad padės daug, bet vėlgi per savo karjerą profesionalo, tai stengiausi nepataikyti į žaidėją. Čia reikės atvirkščiai, tai žiūrėsim kur man geriau sekasi, gal čia geriau seksis. Kapitonai nesikeičia, o sudėtis keičiasi. Ir čia nelabai galime lyginti praėjusių turnyrų istorijos su šiandien diena, todėl kad mes turime visai kitus žmonės ant parketo. Pasikeitė turbūt visi žaidėjai, skyrus kapitonus abiejose komandose, ar ne? Taip, bet aš kalbėjau su Danu Rapšiu, jis apžvelgia taip savo komandą, liūdnai šyptelėjo ir sakė, kad mums šakės. Nu ką, kova prasideda, pažiūrėsim, iš kokio molio drėbtas Danas Rapšys, ką gali Paulius Samoška, kiek gali ir negali Ieva Zasimauskaitė. Kitoje pusėje, aišku, įdomu. Ir kaipgi Aidanas mojuos rankomis, vis dėlto tai yra rankinio super žvaigždė, taigi jo mostai turėtų būti afigeni, kaip tik jį su kamuliu. Kapitonai už kvadročiuose ir viskas prasideda nuo apsikeitimų smūgiais. Ieva Zasimauskaitė. Slepiasi už Rapšio. Oi, čia košmaras. Košmaras, iš tikrųjų. Matosi, kur yra silpnoji šitos komandos vieta. Bet Ieva patenkinta, viskas tvarkoja. Dėl to Ieva yra šaunuolė ir savo vyrui ką tik irgi pamojavo, vyras atmojavo, viskas gerai. Na, kažkas čia žais dėl pergalių, kažkas tiesiog gerai leis laiką. Taip, Paulius Kapšys ir Martynas Valters yra turnyro teisėjai. Jėzau Kristau. Viskas tvarkoja, Ievutė su šypsena, kol myliu. Ir tai yra iš tikrųjų spektaklis. Aišku, reikia dabar kito žmogaus užkvadratyje prie Ievos. Reikia pagalbos. Aidanas. Pagalbos organizuos Aidanas. Va čia tai prisistato Zimaitis. Va čia tai prisistato Iz Valmerą. Wow, laja. Jis rimtai nusiteikęs, wow. Minta užkvadračio linija, tai buvo, prie kamuolį atiduoti. Dar grįžtant prie to epizodo, mes matėm kiečiausią rankininką šalyje, kurios smūgio jėga yra milžiniška, bandanti nukautuoti Zimaitį, bet Zimaitis atsilaiko. Čia buvo top Zimaičio sporto momentas jo karjeroje, aš net nebejoju. Eina savo. Dar kartą Aidanas, Bartuševičius. Ir pažeista perdavimų taisyklė. Taip. Pasirodo, Kvadratas neturi savo gestus. Na taip, čia jau teisėjai kito lygio. Absoliutus profai. Tarp kitko, paaiškinsiu tą perdavimo taisyklę. Čia užminta vidurio linija, kamuolys atitenka kitai komandai. O daugiau negu 3 perdavimai reiškia, kad privalo būti smūgis. Jeigu iš kvadrato į užkvadratį daugiau negu 3 perdavimai, 4 turi būti smūgis. Jeigu taip nėra, kamuolys atitenka kitai komandai. Ir Zimaitis galų gale yra išmušamas iš šių rungtynių ir padės Ievai kartu užkvadratyje. Labai daug netikslių momentų, abi komandos dar bando susikalibruoti. Aidanas Malašinskas vėl žaidžia su Bartuške. Malašinskas atakuoja ir nepataiko į Safą. Šiaip dar kartą noriu pasidžiaugti, kiek žiūrovų yra Vilniaus Active arenos tribūnose. Tai yra praktiškai sausakimša arena. Tos arenos akivaizdai, štai tokie smūgiai į patį Safą. Aidanas. Čia krenta ir Rūta. Kiaulidė. Parašyta ant jos marškinėlių turinio, kurioje Rūta Ašvytė. Ir dar vienas žmogus krenta iš šių rungtynių ir keliauja į užkvadratį. Samoška keliautojas keliauja ten, kur nenori būti dabar. Ton jūs iškirstuką. Danas Rapšys. Vienas prieš visą varžovų komandą.
Bet tai yra Danas Rapšys, čia ne koks šuns pipas. Taip, iš tą kelio išplaukė dabar Danas Rapšys. Tauragės meras. Ruošia interpeliaciją. Ne tau vaikelį Rapšys. Ir vėl minama linija. Reikia neminti tų linijų. Jeigu aikštelėje būtų likęs koks nors Safas, sakyčiau Mišios, kai yra Rapšys, kažkokią viltį dar tarsi turi Safo komanda, ne? Kamuolys skirto liniją, bet teisėjai leidžia žaisti toliau. Su Aidinu dabar ir toliau perdavimai žaidžia Bartuševičius. Ir dabar jau turi būti, va čia turi būti smūgis, nebegali atlikti perdavimo jau Bartuševičiaus komanda. Ir Danas Rapšys atakuoja. Ne, Danui reikia bandyti pačiam atakuoti. Liko 3 minutės žaisti, Keraitis ir viskas. Kas galėjo pagalvoti, kad šias rungtynes užbaigs Lukas Keraitis. Grupės abudu, bosistas Keraitis kerta Rapšiui ir Bartuševičiaus komandos startas. Įspūdingas. Bet ką gali Aidinas Malašinskas žaisdamas perdavimais su Bartušė, ką? Bet ryti mes kalbam apie rungtynes, kai nei vieno žaidėjo Manto Bartuševičiaus komanda neprarado per visą titulą. Kapitonas liko užkodrutį. Unikalu. Net nelabai pamenu tokių rungtynių. Gal Simono yra buvus komanda, taip, bet Bartuševičius tikrai nėra patyrusi tokio džiaugsmo. Lukai, tavo smūgis buvo paskutinis, realiai užbaigė visas šitas varžybas, kaip tu dėl to jautiesi? Labai džiugiuosi prisidėjęs, nors iš tikrųjų Mantas labai gerai suvadovavo. Mūsų ranklininkas labai gerai mušė, tai žinok, pas mus komanda visą tiesiai į finalą. Kokie pirmi įspūdžiai po pirmų varžybų? Blogi. Du kartus kamuolį liečiau, vieną kartą mečiau, užminiau liniją, antrą kartą išmošinau. Tiek ir pažaidžiau. Kaip vertini savo komandos pirmąjį pasirodymą? Kaip manai, ką galėtum pagerinti komandą? Ir kaip manai, ar jau šviečiasi jums tolimesnė pergalė? Simonas Žurauskas prisistato, gražuolis su Evaldo Jasaičio ekipa. Šiaip noriu pakalbėti apie vieną žmogų, apie kurį dar nekalbėjom šiame turnyre. Rokas Baciuška, ralio čempionas, turintis labai stiprią viršutinę kūno dalį. Įsivaizduok, kai tave krato trasoje ir tavo vairas nuolat juda, tavo bicepsiukai, tricepsiukai turėtų būti žiauriai gerai ištreniruoti ir, žinok, iš ranko paspaudimo. Roko Baciuškos paspaudimas yra labai tvirtas. Koks yra tavo šios dienos moto? Laikom kietą, kaip sakoma. Kad visiems būtų, imtume iki galo. Ar žaisdama kvadratą jautiesi 18? Taip, kvadratas yra vienas iš būdų pasijusti ir vėl 18. Kurio žaidėjo labiausiai bijai? To, kuris mane jau spėjo iškirsti, Mindaugas Juodasis. Ar yra motyvacijos dirbti komandoje, kurie nėra stonkus? Taip, be galo daug cukraus šiandien privartojau, valgiau 2 porcijas su pusryčiam, tada pietum valgiau jogurtą su dribsniais ir vakarienį, nors dabar dar yra tik 3:30, vakarienį iš karto irgi valgiau granolą dar su kažkokiais tenais užpiltukais. Dar išeidamas valgiau kokius 7 saldainius, išgėriau skardinę Coca-Colas. Mano viena didžiausių svajonių šiandien yra pamatyti Ievą Zasimauskaitę kraujuojančią. Ir pristatau Evaldo Jasaičio komandą. Jie vilki juodais marškinėliais, tai yra Rokas Baciuška, tavo minėtas lenktynininkas, taip pat Mindaugas Laskovas, komikas Amadėja Mėta Karaliūtė, 16-metė, šeštokė. Ne, jai 12 metų. Šeštokė, geriausia žaidėja Lietuvoje. Ir nušovė vieną varną dabar Simonas Žurauskas. Taip, Teresė iš Baltos varnos, taip pat Paulius Vaitiekūnas ir Evaldas Jasaitis. Ir aišku, Simono komanda funkcinio sporto atletė arba crossfito atletė Kornelija Dudaitė pasiuntusi Nachų į Rusiją. Taip pat ir komikas Kristoforas Vaidutis, Vilniaus meras Valdas Benkunskas, atlikėja Kelias į žvaigždės dalyvė Simona Česnaitė, verslininkas Laurinas Saudaitis ir aišku Simonas Žurauskas. Su Saudaičiu kažką organizuoja. Saudaitis neblogos sportinės formos. Teko persimesti keletą žodžių prieš pat turnyrą, nuotaika fantastinė, užsivedęs. Saudaitis vėl, kaip kapoja mergina Saudaitis. Jubiliejinis Simono Žurausko iškirstas 50-asis žaidėjas per turnyro istoriją. Su gimtadieniu. Įspūdingi skaičiai, niekas net arti nėra tokių rezultatų. Na pavyzdžiui, antroje vietoje pagal iškirstų žmonės yra su 13 Mantas Bartuševičius. O mano baby, myliu visą širdim, o mano baby. Simona keliauja į užkvadratį ir dabar Žurauskas jau žais puolimo zonoj. Mano nuomonė, Simona Česnaitė niekiek nepasikeitė nuo tų laikų, kai dainavo Kelias į žvaigždės. Dieve mano, visiškai. Tokia pati. Gerai, sugauna kamuolį užkvadratyje ir dabar perduoda į komandos draugų rankas. Saudaitis vėl pasiutė Saudaitis. Smūgis ir štai taip. Baciuška. Vėl minama linija. Reikia tai turėti omenyje. Negali minti vidurio linijos.
Su ta linija yra reikalų ir mes galim prisiminti ankstesnius turnyrus, kur turbūt dažniausia klaida būna būtent šitos Simonas Žurauskas. Ir kapitonas krenta. Evaldas Jasaitis keliauja į užkoridorį dabar jau visam laiku šiose rungtynėse. O, kokia klaida. Na, kas galbūt pirmą kartą žiūri turnyrą, aš suprantu, kad žiūrint į Simoną Žurauską sunku patikėti, kad jis gali būti toks žvėris. Jo sudėjimas, jo laibumas, jo menkos atrodo rankytės, kojytės. Bet smūgis yra kosminis. Vaitekūnas bandė pataikyti krepšį, o ne į kažką. Čia jau svarbiausia be traumų. Labai pavojingai jis krenta ir... Dar nesam turėję rimtų traumų mūsų turnyruose. Aš taip mačiau, jis labai nejaukiai kryptelėjo koją. Bet gali būti, kad net ir dabar traumuotas jis ir toliau tęs varžybas. Šiek tiek galbūt reikėtų ir padaryti pertraukėlę, nežinau, kol kas teisėjai tokių veiksmų nesima, nes labai kenčia Mindaugas Laskovas. Žiauriai, jisai dabar... Prašot netgi time-out'o. Taip, jis negali tęsti rungtynių. Ir čia yra visiškai dramatiška ir netikėta situacija. Mes, sakyčiau, dar nesam gal ir turėję tokių rimtesnių traumų. Nieko panašaus nesame turėję, taip. Kas tokiu atveju, jeigu negalės žaisti Laskovas, turbūt reikės žaisti penkiese savo komandą. Reikės žaisti penkiese, nėra vienos baltos varnos, nėra papildomo žmogaus. Čia Laskovas dabar bando nusimauti sportbatį ir panašu, kad tiesiog čiurną pasuko Laskovas. Ir toliau bandys žaisti. Šiaip, žinai, svarbiausia tokiais atvejais geras apšilimas ir vėliau tu taip išvaikštai tą skausmą, bet labai sunku pasakyti, kiek rimtai patempi čiurną, kol nepraeina bent kelias minutės. Mes žinom iš krepšinio, ar ne, kad išvaikštai tą čiurną ir gali toliau žaisti. Aišku, po rungtynių jau tada iškrenti, bet Laskovas bando. Ir aišku, turi būti sportininkas, kad tu išvaikščiotum tą skausmą. Jis visai dar toks padoriai atrodantis Laskovas, ne? Dabar pasirinko taktiką atsitraukti jis prie užkvadračio. Vaitekūnas. Oho, Paulius Vaitekūnas. Matas turi. Nedaro tau gėdos. Ne. O čia Baciuška. Raliuoja su šituo metimu Rokas. Sakai, lenktynėse žiauriai geras, ne Baciuška? Geras. Vilniaus meras, not in my house, sako Pauliui Vaitekūnui. Šiaip rimtas smūgis sugavo Benkunskas, ką? Laskovas! Toks sugrįžimas po traumos. Ir iškart krenta. Sudaitis negali atleisti. Džiaugsmo gadintojas Laurinas Sudaitis. Bet čia, kaip prieš savo akis pamatai Simoną Žurauską, tu apsišiki vietoje, ne? Vien akis Pauliaus Vaitekūno. Kokios buvo iškalbingos? Vaitekūnas! Vaitekūnai, ką tu darai? Šiaip puikios formos Paulius Vaitekūnas. Aš negaliu patikėti, jis Vingio parke bėgioja, bet aš negalvau, kad jis taip gerai atrodys čia. Nu ką, Jasaičio komandos vilkis yra dvi. Vaitekūnas ir Baciuška. Vaiduti, nu ką čia darai? Tik noriu priminti, raudonais marškinėliais vilkinti Simono Žurausko komanda yra absoliuti čempionė, niekada nepralaimi, beveik vos 2 pralaimėjimai per 3 dabar jau turnyrus. Tai užduotis Vaitekūnui ir Baciuškai yra milžiniškai sudėtinga. Žurauskai yra iškirtę tik 3 žmonės. Darvydas Šernas, Kislekas ir Bartuškė. Dėl Kisleko jam gėda. Kornelija Dudaitė krenta iš puolimo zonos, keliauja į užkvadratį. Baciuška. Čia ir vieno geriausių žaidėjų apskritai. Čia arenoje Amadėja mėta Karaliūtė. Šiaip gerokai nukritęs tempas, nuovargis juntamas, keista, tai tik tai pirmosios rungtynės. Sudaitis į Baciušką užmina vidurio liniją. Eilinį kartą, nauji žaidėjai dar turi priprasti prie to. Sudaitis atsiprašo tribūnų. Mirktelėjo keletai merginų. O čia jau jis. Jasaitis. Smūgis. Vėl minama linija. Sako Evaldas Jasaitis, klaida. Minutė lieka žaisti iki šių rungtynių pabaigos. Vėl nedaug truko iki gero perdamo. Vaidutis žaidžia su Žurausku. Čia jau susitarimai. Žvėriausko laikas užvėrėt. Čia yra jo minutės, čia yra jo teritorija. Tas vadinamas crunch time yra laikas, kada dažniausiai Simonas Žurauskas žudo visus ir nesirenka nieko. Vaikas, ne vaikas, man da p***, kaip sakė Alex Beat. Visiškai jam da p***. O čia ir Vaitekūnas. Laikas jau yra Evaldo komandos sąjungininkas. Baciuška! Reikia vieno išmušto ir pagaus. Suvėlavo Laskovas. Žurausko laikas. 19 sekundžių. Vaidutis. Smūgis. O Baciuška! My God! Va čia tai momentas.
Kaip pasilaiko Baciuška. 7 sekundės. Nu ką, bus pratęsimas? 3 sekundės, 2, 1. Laikas baigėsi, Žurauskas. Turim pratęsimą. Na, antrosios rungtynės iš karto rodo, kad Simonui Žurauskui apginti titulą 3 kartą iš eilės bus žiauriai sudėtinga. Baciuška aukojo savo visą ralio karjerą dėl to griuvimo ant nugaros. Stuburą galėjo susirinkti kaip puzlė po to. Kaip Panceros. Kaip anksčiau apgailėtinai atrodė Jasaičio komanda ir kaip jinai dabar gerai žaidžia. Primenu, Evaldo Jasaičio komanda yra mažiausiai pergalių iškovojusi turnyro istorijos komanda. Tik tai 4 pergalės. Net savo daugiau, taip, net savo komandos turi daugiau iškovojusios pergalių. Jasaitis nori nebe 0 pergalių. Iki pirmo iškirsto žaidžiam. Taigi čia gali būti visko. Tau net nereikia Žurausko iškirtinėti. Kirs Sodaitį. Taip, bet ir Sodaitis gerai atrodo, dieve mano. Žiauriai gerai. Čia Baciuška, duok man, sako, duok man. Štai ką reiškia skyrybos. Iškart pradedi sportuoti. Jis vėl įsiskyrė? Tikriausiai, aš nežinau. Ten tas. Simono, geras perdamas Sodaičiui, Sodaitis Vaitekūnui. Sodaitis, kokios emocijos. Jis sako, all I do is win, 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 no matter what. Yeah, baby, yeah. Čia buvo rimta, ne Simonas Žurauskas, o panašu, kad dar vienas rimtas personažas užgimė šitoje komandoje, tai Laurynas Sodaitis. Jis tampa pratęsimo herojumi. Bet žinai, man gaila Evaldo komandos dėl 2 dalykų. Pralaimėta apmaudžiai po pratęsimo ir Laskovas keliauja ant atsarginių žaidėjų suolo. Dabar jo koja yra apžiūrima ir tai tikriausiai nieko labai gero. Išlikot abudu paskutinį iki galo, ar tai reiškia, kad jūs kažkoks esat turbo duetas dabar jau iškentis? Mes esam šakiečiai, man atrodo, čia viskas tu ir pasakyta. Pirmas varžybas visada pirmą pompą pagauni, paskui jau ramiau. Bet svarbu, kad išlošėm, dabar pasikėlė moralę, dvasią, varysim tolyn. Minutę prašo palaukti Mindaugas Laskovas, nes išlindo kaulas, reikia jį sugrūsti atgal. Na, iš tikrųjų, taisyklės yra žiaurios Kvadrato ir čia toksai dar turbūt pačiam Laskovui negirdėtas faktas, nesvarbu, ar tau yra atviras lūžis, ar ne, tu turi žaisti. Čia ne vaikų darželis. Tai čia gal yra Kvadrato dalykas, kur tarptautinė Kvadrato federacija turėtų šitą svarstyti. Jie nėra išsprendę šito klausimo, pripažinkim. Taip, nuo antro pasaulinio karo laikų čia iš tikrųjų tu su šautinė žaizda privalai žaisti. Ar tai yra gerai? Paliekam gal spręsti patiems žiūrovams. Vadinamoji kenčiančiojo taisyklė, bet jinai niekad nebuvo peržiūrėta. Ką norėtum iškirsti šiandien? Iškirsti kažkon, iš panų, nežinau, 2 varnas galėčiau abi iškirsti. Kurį žaidėją norėtum iškirsti labiausiai? Safą. Kaip pats? Norėčiau neiškirsti, norėčiau, kad nuo smūgio atsijungtų ir būtų koks 10 minučių žiauriai nejauku arenoj, kad būtų tylu ir galvotų gal miršta, dingtų hypas visiems, tada išvestų jį jau su neštuvais, išneštų jį. Ir tada, kad biški reikėtų Grimaliui eiti vėl užkūrinėti publiką, bet niekad iki galo ir neužsikurtų. Ir tada mūsų komanda laimėtų finalę, bet nieks nesidžiaugtų, nes neaišku, ar Safas gyvas. Norėčiau, kad Kvadratas 3 po mano mušimo Safo būtų toks Kvadratas, kur niekad nekalbėtume. Kad darysim 50 Kvadrato jubiliejų, nesakytų Kvadratas 3 toks buvo, kur juoda skylė, sakykime. Trečiosios rungtynės ir grupių etapas įpusėja su lygiomis. Dabar susitinka Safas ir Evaldas. Šių komandų kapitonai Safas arba Laurinas Mejauskas, Evaldas Jasaitis ir jo Hebra prieš Safo Hebra. Safo komandoje yra Danas Rapšys, Rūta Ašvidytė, Andrius Zimaitis, Ieva Zasimauskaitė ir Paulius Samoška. Taip, ir mes keliaujam iš karto, veiksmas užsisuka iki galo. Evaldo komanda ką tik žaidė prieš tai, tad tikriausiai dar nepamiršote tų žaidėjų. Ir čia Amadėja mėta Karaliūtė išvengė labai pavojingos Samoškos metimo. O čia Zimaitis bando pademonstruoti, kad ne tik tai atlaikyti, bet ir smūgiuoti gali. Turi tokios natūralios jėgos, atrodo, Zimaitis. Tvirtai sudėtas Zedas, tikrai. Taip, rankų lenkimo varžybose arba tose pliauskų rinkimo varžybose galėtų dalyvauti. Bet jau orą išputinėja, plemba jam sunku. Aha, aš nupoja. Na ką, vėl medžiosim Ievutę. Jo, žiūrėk, kokia medžioklė vyksta. Oi, Ievutė slepiasi ir nukenčia Samošką. Bet čia realiai, pagal visas religinės taisyklės, Ieva Zasimauskaitė tiesiog paaukojo ožį. Ritualinis ožio aukojimas. Taip. Na, tiesiog, šiuo atveju tai tiesiog Samoška buvo pastumtas. Pačios Zasimauskaitė. Čia Ieva ir toliau. Ir toliau naikinama yra savo žaidėjus. Savo komanda. Wow, kas čia? 2 žaidėjai iškrito. Per 1 minutę 10 sekundžių 3 žaidėjai iškrito. Ir dėl 2 atsakinga Ieva. Bet matai, kaip jinai išvengė? Kas ta prasme? Jo, yra kaip yra. Nu čia ne Eurovizijos scenos dainuo, taip? Bet gerai, žiūrėk, dabar
Danas Rapšys užribėje. Nežinau, vilčių, sakyčiau, neturi iš karto savo komandą, mano nuomonė. Aš manau viskas. Čia yra pralaimėtas taškas, atiduodam Evaldui tašką ir keliaujam toliau. Taip, nes čia bus susidorojimas žiaurus. Ir game changeris yra Amadėja Meta. Amadėja 6 numeris, ne? Taip. Čia Sofas siunčia teisėja kelis kartus iš eilės, nesu matęs tokį. Pažiūrėkit Dano Rapšį. Pažiūrėkit Dano Rapšį. Amadėja Meta. Amadėja. Va. Kaip reikia žaisti? Reikia žaisti perdavimais ir tada mušimais. Primenu, Amadėja Meta Karaliūtė yra geriausia Lietuvoje savo amžiaus grupės žaidėja. Šeštokų tarpe. Tarp šeštokų jinai yra praktiškai aštuntokė, taip reikėtų sakyti pagal jos žaidimo lygį. Viso žaidimo sukosi aplink Amadėją Jasaičio komandoje, nors aš dar norėčiau išskirti ir štai šį vyrą. Bravo, Mindaugas Laskovas viena koja žaidžia. Viena koja žaidžia. Ir taip pat dar norėčiau pridėti, kad Paulius Vaitekūnas mane maloniai nustebino. Aš nemaniau, kad jisai aukštas žmogus, atrodo turėtų būti nekoordinuotas, bet jisai puikiai juda, gaudo, nebijo kamuolio ir smūgis gana tikslus. Nepabijokim žodžio, nes Grabainas turėtų žūti. Nu, va toks va, jo. Ir dabar Amadėja Meta Karaliūtė vėl žaidžia perdavimai su Jasaičiu. Jasaitis ir toliau užkvadratė, jis tinginiauja, poilsiauja. Jasaitis. Oi, Safas irgi trauma. Viskas, Safas irgi keliauja į užkvadratį. Bet jis irgi šlupčia jo, ar man pasirodė? Ne. Dar ne viskas. Nesiskaito šis smūgis per anksti. Nepalaukė, kol suvaikščiojo užkvadratis su kvadratu. Bet čia viskas, čia yra tik formalumai. Dalins, aš jau dabar laukiu Žurausko ir Jasaičio komandų dvikovos. Viskas. Čia aišku, kad tiesiog į vieną kasą ir Laskovas Simaičiui išrėkė į veidą viską, ką apie jį galvoja. Ir Safo komanda patyrė jau antrą pralaimėjimą po pirmų dviejų šios komandos rungtynių. Šiaip keistokas turnyras, kol kas turiu pasakyti, mes matėme dviejas rungtynės, dviejas iš trijų, kurios baigėsi praktiškai sausais rezultatais. Taip, iki rungtynių pabaigos dar buvo likę 3 minutės. Šiaip iš tikrųjų labai džiaugiamės pirmą pergalę. Pirmą pergalę galėjom pasiekti prieš Simono komandą, bet nesusižaidėm ir Mindaugas gavo traumą ir dar nesuraištėm koją, žinai, atmazai. Bet esam lentelį kol kas 3, po 1 tašką turintis. Tai mes matom, kad mes neliksim ketvirti bet kuriuo atveju, kas nėra visai gerai ir nėra blogai, bet kuriuo atveju žaisim su Manto arba Simono komandom. Aš asmeniškai norėčiau žaisti su Manto komando, kadangi man atrodo, kad jinai yra silpnesnė šiek tiek negu Simono, nes Simonas yra. Aidinas pasirodo nebuvo toks faktorius kvadrate, kiek visi tikėjosi, nebent atsigaus bičias. Bet šiaip realiai ta šeštokė mums viską padarė. Aš manau, kad per šitas porą rungtynių mūsų strategija pasiteisino. Dabar mes užmygdėm truputėlį žiūrėvom varžovą. Jie tikisi dabar lengvų taškų, lengvų pergalių, lengvų išmušimų, bet dabar pamatysit nuo trečio, žinai. Čia, sakyčiau, čia mūsų strategija. Aš tikiuosi, kad čia mūsų strategija. Tokių turnyrų prieš tai buvo 2, kad į vieną kasą vyktų susitikimai, būdavo išimtinais atvejais. Žinai, kolega, dabar bus tos rungtynės, kurios ir parodys, koks yra tikras šito turnyro lygis. Manto komanda prieš Simono. Tikrai taip, 4-osios šiandienos rungtynės. Ir dabar norėčiau, kad atkreiptume dėmesį, nežinau, ar jis šiuo metu yra filmuojamas, bet tai yra Akla Višta arba Elijas Povilas Igoris Regimantas Martinenko. Aš noriu priminti, kad jis yra tėvas, jis turi vaikų. Kurio žaidėjo labiausiai bijai? Raudonų komanda ir juodų komanda yra pavojingi. Aš jau matau, kad ten yra tokių tipelių, kurie yra gana agresyvūs. Matosi, kaip iš asmeninio gyvenimo trykšta tas vulkanas ir jie tai perteikia, žinai, per kamuolį. Ta pajutau. Tauragės meras minėjo, kad norėtų iškirsti patį. Ar tu norėtum iškirsti? Žinau, man atrodo, čia yra mažo miesto sindromas. Aš atėjęs jam pasiūliau, sakau, susitarkim, kad vienas kito neatakuosim. Tai jis ten labai prisipažino, kad priešingą planą turėjo. Tai bet kokiu atveju mano kolega ir kaip besibaigtų šitos varžytuvės, mes kolegomis išliksim ir toliau. Gerai, Simonas Žurauskas prieš Mantą Bartuševičių. Aidinas Malašinskas, Milda Norikaitė, Dovydas Kaminskas, Lukas Keraitis, Ieva Bartuševičnė ir Mantas Bartuševičius. Ir priminsiu, kad istoriškai tai yra 2 geriausios komandos turnyro istorijoje. 12 pergalių iki šio turnyro buvo iškovojęs Simonas Žurauskas ir jo komanda. 7 pergalės pasiekęs Mantas Bartuševičius su savais ir baltais marškinėliais vilkinti Bartuševičiaus kompanija. Atsilaiko pirmojų varžovų smūgiu. Ir klaida iš karto jų žaidime, bandant perduoti kamuolį Sodaitis. Koks yra įsiutęs ant kažko Laurinas Sodaitis. Ir Simonas Žurauskas gali pradėti savo nešvarius darbus su tikriausiai Vaidučiu. Vaidutis dabar atlieka tą perdavinėto funkciją. Žiūriu plakatus dabar tribūnose. Vienas iš jų yra skirtas Laurinui Sodaičiui. Iškirsk kaip iškirtai Sigel.
Ir Bartuševičius keliauja į puolimą iš užkvadračio. Keraitis. Čia tau ne čia GPT promptą parašyti. Kol kas nerezultatyvus startas šitose rungtynėse. Ir jau 1,5 minutės prabėgo iš 7. Tiesiai į kojytę, Simonai. Turim ją saugo, tai yra nacionalinė vertybė, Simona. O Simona irgi turi tą vaibą, kur tu tiesiog nori puoselėti, auginti ir niekada nepaleisti, ne? Taip. Tas drugelis, kuris mus džiugins. Atrodo, kad niekada nebesda, va toks pojūtis. Arba labai skaniai besda. Kristoforas, atgal Simonai. Net sirgaliai padeda Simonai, iš kur pasėjo tiek meilės. Meras. Ir 4 perdavimų taisyklė pažeista. Valdas Benkunskas nustebęs, mačiau iš lūpų įskaičiau, sako, nežinojau. Tai čia taisyklė, kuri yra svarbi. 3 perdavimai ir turi būti smūgis. Ne pirmas meras bando siaurinti taisyklės. Gatves irgi. Gatves irgi. Yeah! O, į užpakalį. O, taip. Kaip aš vakar. Gerai, Kornelija Dudaitė, ne? Dudaitė. Dudaitė, taip. Kornelija Dudaitė ir ji palieka kvadratą. Sodaitis! Wow. Kyla plakatai aukštai, priminantys Sodaičiui jo nuotykius. Tai yra rimčiausias smūgis jam šiandien. Aidinas. Čia gali būti X faktorius. Simonas bijo, Simonas iššykęs. Ir žinai ką? Ir meras. Meras out. Pirmam ture. Žinosi, kaip jaučia Zuokas. Ir aš tau pasakysiu, Aidinas gazdina Žurauską. Ir jis tikrai norės įrodyti, kad Žurauskas yra niekas. Nes nuklausyk. Nes jis viską žino apie Simoną, Aidinas viską žino. Jis pražiūrėjo abu turnyrus. Apie Simoną nežinot neįmanoma. Jis geriausias kvadrato žaidėjas Lietuvoje šiuo metu. Sodaitis. Dieve mano, ginasi, lyg būtų teisiamas dabar, byloj. Aidinas. Vaidutis, blemba, jo gera sportinė forma irgi toks kartis perkarės, bet gerai išvengęs. Dabar aš tau pasakysiu paslaptį, žiūrovai to nežino ir čia visiškai ne humoras. Kristoforas Vaidutis šiandien yra po 2 lašelinių. Po 2 lašelinių, žiauriai blogai jautėsi, sakė. Aš sakau, Eurolygoje žmonės nežaistų krepšinio su tokia savijauta, su kokia tu šiandien eini žaist kvadratą. Galimai nereikėtų gerti jam. Nu va. Simonas. Sudaičiu. Sudaitis. Ne, Mantai, keliauk. Nu ką, bet Sudaitis maloniai stebina. Ir Simono komanda yra besivėjančios vaidmenį. Aidinas! Kristoforas Vaidutis. Kokios lašelinės, koks smūgis. Ir netenkam aikštelėje Aidino Malašinsko, geriausio Lietuvos rankininko, rankinio superžvaigždės. Aš pirmą kartą matau, kad Milda Noreikaitė kažką daro šiandien turnyre. Oi, Vaidutė! Vaidučia! 2-3. Toks dabar vaizdelis kvadratuose. Su Sudaičiu dabar perdavimai žaidžia būtent Kristoforas Vaidutis ir Milda Noreikaitė. Viskas krenta. Čia tau ne Rilso geras sukurti ir savo aktorinius gebėjimus išnaudoti. Šiaip tarp kitko labai gera aktorė Milda Noreikaitė, ne? Superinė. Bet net nebandė gaudyti. Nepanašu, kad yra... Jai smagu šiaip. Drąsi. Aha. Tauragės meras. Wow, vėl turim gerą partiją. Ir visi pamiršom Bartuševičinę. Taip, aikštelėje yra, kvadrate yra Bartuševičinė. Ir 22 numeriuks, tai yra Dovydas Kaminskas, Tauragės miesto meras. 2 merai. Būtent šitoje partijoje ir susitinka. Mačiau, kad maloniai šnekučiavosi prieš rungtynes, atsisėdė, tauškaliojo. O dabar 100 sekundžių iki šių rungtynių pabaigos. Nėra taip, kad Šimašius iš Tauragės buvo kilęs. Vat šito nepasakysiu, žinok. Aidinas ieško Vaidučio, nori kerštą. Nori. 1 minutė 25 sekundės. Benkunskas. Kai Benkunskas buvo su kamuoliu, tai buvo konkrečiai meras prieš merą. Kaip žaidžia Žurauskas. Na, reikėtų gaudyti kamuolį. Jinai tiesiog bandė išvengti, jo, taip. Iš tikrųjų, va čia yra dalykas, tu nelaimėsi rungtynių, jeigu tu atsuksi užpakalį. Tu turi gaudyti kamuolį, nesvarbu, pagausi, nepagausi, bet čia tas baimės faktorius įsijungia. Tauragės meras toliau žaidžia čia Vaidutis, neiškirtamas, 1 minutė lieka. Oi, kokia mero klaida. Ir čia gali būti interpeliacija. Ir reikia pabrėžti vieną faktą. Tauragės meras bėgioja maratonus, dalyvauja ultra triatlono varžybose, jis tikrai yra gerai pasiruošęs. Oho. Nu, tarp kitko Vilniaus meras irgi kašiuką pavaro. Pavaro, taip. Nu ką, Kristoforas Vaidutis, ramina aistra, sako Sudaitė, davai sužaidžiam. Ką Kauno meras pavaro? Sudaitis. Kamuolys keliauja į užkvadratį.
Visi bando pataikyti į vaidutį. Nu ir dabar Simonas Žiaurauskas šiandien net nelabai rodo savo kažkokių ypatingų sugebėjimų, užleidžia rampos šviesas kitiems. Bet žinai, kaip Lebronas, iššaus tada, kada labiausiai reikės. Žinai ką? Va čia ir viskas. Paėmė ir išsprendė visą situaciją. Pasakai kaip Lebronas, a jis kaip tik Lebrono judesį ir pademonstravo, užbaigęs šias rungtynes. Nu ką, Simono komanda iškovoja dar vieną pergalę šį kartą. Net nereikėjo pratęsimo, per pagrindinį laiką iškovota pergalė ir mes dabar keliaujame į Evaldo ir Manto komandų dvikovą. Kokie pirmieji įspūdžiai pradžia žaidimo, kaip jaučiatės? Va taip, per antrą šitą žaidimą mes kažkaip atradom tą savo, žinai, būdą, jo, nes pirma mus iškerta ir mes tada jau leidžiam vaikinam žaisti tiesiog. Mes dar kol kas neradom geresnio būdo padėti komandai, tai bandom netrukdyti. Ir dabar ta centrinė dvikova dėl antros vietos Simono komandą jau galime tituluoti grupės etapo nugalėtoją. Kita vertus vėlgi reikia priminti, kad tai yra tik tai grupių etapas ir pusfinalis gali viską sujaukti. Net jeigu, sakykime, Safas liks paskutiniai vietoje, ne? Jo sudėtis, jo komandos sudėtis, man atrodo, pakankamai simpatiška tam, kad jie galėtų pateikti pusfinalyje staigmeną. Aš nemanau. Pusfinalyje bus žaidžiama iki vienos pergalės. Bet aš nemanau. Kaip Evaldas jūs motyvuoja šitom varžybom? Niekaip, ta prasme, niekaip. Jis, neprasidėjus renginiui, prasiskėlė galvą. Tai yra viskas. Nu, tai mūsų komanda, mes turim kitų planų sumindę, kaip laimėsim, tai mes įnešinėsim nesantaikas į kitas komandas. Ten lyg tarp kitko praeidamas pasakai, kad ten Zasimauskaitė, kad nori Sodaitis nukirs tave ir žinoj, ir tiesiog palieki tokių klausimų labai daug, kur viduj po to pradedi nepasitikėti savim, komandos draugų ir viskas susitvarkyti. Toks skalik ir valdyk. Taip, taip. Mes aikštelį šansų neturim, mes darysim viską iki aikštelį. Kaip vertinam apskritai kitų komandų sudėtis? O mes Evaldo laikom komandą ar susibūrimų, sąskrydžių žmonių ten laikom daugiau? Kaip tu pasakysi? Nu, aš matau čia 3 komandas iš esmės. Su visa pagarba, nu, bet, nu, blecha mucha, nu, ten nėra, nu, neverta komandos, nu, come on, apie ką mes kalbam. Taip, komandos pasiruošusios, žinai, Manto Bartuševičiaus komanda poilsio dabar neturėjo, bet jeigu lyginsim sudėtis, aš manau, kad jiems čia poilsio ir nereikės. Taip, taip, bet yra X faktorius Vaitekūnas. Laskovas su viena koja irgi yra pavojingas. Baciuška, per daug tyli Baciuška, jis irgi labai geras žaidėjas, toks kuklesnis, leidžia pasireikšti kitiem. Bet aš manau, kad šita komanda gali būti tamsus arkliukas turnyre. O čia Aidinas Malašinskas. Žmogus, apie kurį jūsų pasisukasi visas žaidimas šitai komandai. Balta varna. O kaip yra medžiojama varna. Oi. Posakis šaudo varna šitam turnyre įgauna kitą prasmę. Ir labai teisingai pastebėjai. Ir kitas dalykas, na, dar kartą matom, kad jeigu tu net nebandai gaudyti kamuolio, tu esi pirma auka, kurios medžioja tokie kaip Aidinas. Pirma auka. Tu turi gaudyti kamuolį, atsisukti ir žiūrėti drąsiai mirčiai į akis. Amadėja mėta, nieko nebijo šitą šeštokė. Aidinas. Aišku, kai tave atakuoja geriausias rankinio žaidėjas, kurio smūgis yra kaip patranka, ta drąsa gali ir išgaruoti. Bet labai protingai žaidžia, žiūrėk, kokia komunikacija su užkvadračiu. Bartuškė signalizuoja Aidanui, ką jie turi išmušti ir jie pradeda žaisti ties tą auką. Žiūrėk, ir dabar. Ok, bet čia Jasaičiui pagarba, jisai net laikė to smūgio, bet jis jį gaudė. Čia yra esminis dalykas. Va, kaip čia dabar matėm. Bravo, bravo. Aidinas. Jam tokie smūgiai yra nesmūgiai, čia juokas. Ir Amadėja mėta irgi išvengė labai gerai smūgio, gal ir negaudė, bet tai buvo per žemas metimas jai. Jau 2 žmonės į užkvadratį pasiuntė Bartuševičiaus komandą. Aidinas. Bravo, bravo. Kiaušis. Vaitekūnas čia drąsiai atakavo, pabandė išmušti Aidiną, galbūt tokiais greitais sprendimais ir gali kažką pasiekti. O šiaip įspūdinga, atkreipdėmėsi Laskovas, kuris vis dar šlupčioje, tikrai gavo į kiaušus. Man tikrai nepasirodė. Jokio ženklo, kad būtų problema. Bet matyt, koja skauda taip smarkiai, kad jau popik yra. Taip, taip. Laskovas. Šiaip neaišku, ką jis veikia gyvenime, bet kvadratą žaidžia neblogai. Ui, galėjo Bartuševičius negelbė draugą. Galėjo, bet ir kamuolį praranda, ir draugą praranda šitoje situacijoje. Dar kitko apie išgelbėk draugą šnekant, ką Jolka veikia raudoną, žinai? Nežinau, palauk, o Jolka ar ta Mėlyna kažką darė? Jolka. Okay. Ir Bartuškė keliauja iš užkvadračio į puolimo zoną. Laskovas. Jasaičio komanda. Amadėja! Koks smūgis, Mantas Bartuševičius sako, o ką aš galiu padaryti? Įtampa didėja. Wow. Aidinas. Bet paskubėjo. Man atrodo, ne? Ne, legalu.
Rokas Baciuškas siunčia Aideną į užkvadratį. Parodo kiaušinius Rokas Baciuška. Galėtų parodyti ir Laskovas, man vis dar įdomu, kas yra po tos situacijos. Kas ten buvo, Gal ten Benedikto kiaušiniai gavosi. Na ką, Mantas Bartuševičius. Dabar jis žaidžia su Tauragės meru Dovydu. O su juo žaisti nereikėtų. Kas bandė atsisėdo? Opa! Viskas! Bravo. Rokas Baciuška buvo vienintelė viltis. Na, sakykim taip, kolega, viskas kaip ir prognozuota, ar ne? Pagarba Evaldo Jasaičio komandai darė, ką galėjo, bet prieš tokią Manto Bartuševičiaus komandos sudėtį tikrai yra sunku kažką padaryti. Okei, jie pralošė Safui, Mantas Bartuševičius ir jo komanda. Bet jeigu žaistų antrą kartą su Safu, aš nežinočiau, už kurią statyti. Aš irgi nežinočiau, bet mūsų turnyro lentelėje praktiškai viskas dabar yra aišku. Aš atsiprašau, sakau, Safu turiu omeny Simoną. Aš žinau, ką tu turėjai. Jo. Sugavai šiaip nemažai kamolių, kokia yra tavo paslaptis? Geriau žuvies tauką ryte vieną. Čia yra mano pasirašymas, tiesiog davė vaisių, dėl to labai smagu. Tai judam toliau. Ir dabar Safo komanda žaidžia dėl garbės iš esmės. Jeigu jie iškovojo pergalę, jie neliks su 0 pergalių grupių turnyre, bet jiems jau yra garantuota paskutinė vieta. Simono komanda tiesiog žais dabar tokias ramesnės rungtynes ir tai jau yra būsimojo pusfinalio susitikimo dvikova. Repeticija prieš pusfinalį. Šitos dvi komandos žais dėl patekimo į finalą. Kokia technika esi pasiruošęs perimti MVP titulą? Jo, aš galvojau daug apie MVP titulą, nes iškart noriu, jeigu ką prisiduoti, kad aš truputį bijau aukščio, tai kai mane kilnos, kad MVP galia, tai tiesiog reikia to menį, kad aš ten gal truputį reiksiu, bijosiu aukščio, bet aš jau pasiruošęs tam. Tai tiki komandos kapitonu? Jo, tikiu. Simonas Šakėtis, aš irgi Šakėtis, mes su Simonas esame klasiokai buvom. Tai žinau, kad Šakė yra kvadrato žodžių sostinė Lietuvoje ir ten kilę geri sportininkai. Tai. Ir tai jau yra būsimojo pusfinalio susitikimo dvikova. Repeticija prieš pusfinalį. Šitos dvi komandos žais dėl patekimo į finalą. Taip, na ir ką, turėsime vėl galimybę pasižiūrėti ir į Daną Rapšį Safo komandoje, ką jis išmoko ir ką jis su savo plačiais mostais gali nuveikti. Vėlgi Andrius Zimaitis ir Ieva Zasimauskaitė, kurie iškirs pirmus smūgius. Taip, ir dar Ieva kitus irgi padės iškirti savo komandos draugus. Taip. Jinai, kaip sakyti, iškerta ją ir dar priduoda kitus. Opa. Bet reikia pagirti Zimaitį. Wow, aš tikrai nesitikėjau. Visgirda buvo praeitam turnyre panašus toks žaidėjas, iš kurio nesitikėjai, bet gerai žaidė. Čia Samoškinis! Kon, jūs kvadratuką! Parašau, klausyk, tai buvo rimtas smūgis, ne? O, Benkunsko! Dar vienas projektas iš rankų krenta jam. Na taip. Trumpoka kadencija kvadrate. Nu, žinai, smūgis buvo silpnokas, bet toks ir pasalūniškas. Nelabai tikėjosi pats Benkunskas. O, Ieva, Jėzus Marija. Ar nežinau, ar Jėzus. Ne Jėzus. Ne Jėzus. Ne Jėzus. Bet žanuolė, Ievutė nepraranda geros nuotaikos. Aišku, praranda ją amžinai jo komanda. Jos komanda. Ant jos marškinėlį parašyta Ješoda. Tai reiškia ir mama. Jinai rūpinasi visais. Jinai šiandien irgi rūpinasi gerą nuotaiką. Šiaip tai aš to pasakysiu, tai yra vienas iš tų žmonių, kuris pasirodo kambarį ir kažkokia tai tokia mamiška atmosfera iš karto atsiranda. Šiluma, meilė, noris kažkaip prisiglaust, pavalgyti. Žiūrėt, Netflix'ą. Taip. Nesipraust. Kaip ir pas mamą, kaip būdavo. Taip. Benkunskas. Samoška. Kas pasidarė Poliui Samoškai? Jis pradėjo žaisti va būtent nuo šitos akimirkos. Samoška lėtas, jisai žemaitis, jam reikia įsivažiuoti. Bet kai jisai įsivažiuoja, aš žinau, turiu žemaitijų giminių. Jau jie, kai įsisiautė... Kas čia su metabolizmu kažkas yra ar kas? Netesni tokia. Bet jau jie, kai įsivažiuoja, aš tada jau gaudė vėją laukuose. Visa arena palaiko Jevą. Kamuolį. Ir kaip jinai džiaugiasi? Jinai trolina. Dar vienas. O dabar jau reikės Jevutei smūgiuoti, žiūrėk. Reikės smūgiuoti, davai. Užvedinėja publiką. Smūgiuok. Nes bus klaida, negali daryti pasą. Žiūrėk, Važiuojam. Ai, ne, teisėjas pramiegojo gal tai? Čia žinai, kaip būna, ateina žaisti krepšinį jaunesnis, gerai, nešvilkim jam žingsnių. Na, šiaip dabar tai jau tikrai reikėtų mušt kažką daryti. Kiek daug jėgų į kiekvieną metimą daryti. Andrius Gudžius taip kamulio nemeta, disko nemeta sunkiai kaip Zimaitis kamulį. Benkunskas. Vėl kažką makliuoja.
Danas Rapšys. Iškirstas ar ne? Buvo iškirstas Danas Rapšys, ne? Man irgi taip pasirodė. Buvo, taip, buvo. Ką čia sugrybavo teisėjas Paulius Kapšys? Paulius Kapšys. Kalbant apie Kapšį, man vis dar įdomu, kokia Laskovo situacija. Jevutė pabandė medžiot, ką? Simonas Žurauskas. Nu čia, aišku, entuzijazmas. Čia nepatirtis kvadrate. Vėl per Jevą. Šiaip, aišku, jeigu Jeva būtų iškirtus Simonas Žurauskas, čia būtų visų laikų didžiausia sensacija, kokia yra buvus mūsų turnyre. Ir minama linija. Įdomus sutapimas, mes esame Vilniuje, mes esame Vilnius Active arenoje, kurioje šiaip jau šeimininkauja Vilniaus Ryto komanda krepšinyje. Ir kaip tik šiandien Vilniaus Ryto komanda, kai mes filmuojame šios rungtynes, pralaimėjo Lietkabelių išvykoje. Taigi vietiniai žiūrovai, kurie galbūt mėgsta pažiūrėti krepšinį, nelabai ką prarado. Aš manau, Panevėžy buvo mažiau žmonių negu jų čia dabar yra Active Vilnius arena. 100%. O, Samoškinis! Sėski už kvadratį. Žiūrėk, koks patenkintas Samoška. Kyla jo sportinė forma, aš tau sakau, žemaitai įsivažiauna. Vėl linijikė. On jūs teisėja, sako Samoška. Samoška tampa vienu iš savo komandos lyderių. Žinai, pažiūrėk į mėlynųjų sudėtį. Be Dano Rapšio aš nelabai matau, kas tą lyderystę gali pasimti. Kas gali pasimti lyderystę. Taigi toks Samoška labai svarbus yra Safo hebrai. Ir Safas, na gal dabar Safas toks kaip plunksna įsvėja. Žiūrėk, Samoškinis. Taip, buvo, išmušimas buvo. Dudaitė out. Jos dainelė sudainuota puolime. Ir... Nu kas galėjo pamanyti? Simona Česnaitė atsilaiko, o čia žvėriukas. Simonas Žiaurauskas. Sudaitis testosteron dabar spjaudosi su Benkunsku. Žiaurauskas, Žvėriauskas, kaip norit galit vadinti, jisai sprendžia reikalus svarbiausiais momentais ir vos neiškerta Simono. Andriaus Žemaičio smūgio jėga. Taip. Tokia tėvuko jėga pasi. Nu toks grinai, kur atrodo, kad jau jeigu nepakeli kažko, tai ateina Žemaitis ir pakelia už tave. Nu ir ką, žiūrėk. Bet žiūrėk, Jeva Zasimauskaitė. Jai faina, jai smagu. Viskas su juo gerai, bet aš dabar galvoju, ar gali vienas Simonas susitvarkyti su 4 varžovais. Iš patirties sakau, kad taip. Tai taip ir bus. Paskutinė minutė, na bet laiko. Aš negaliu patikėti, kad Simono komanda atsilieka. Į vieną kasą Safas artėja prie sensacijos grupių varžybų pabaigoje. Ir šitos komandos žais pusfinalį. Kosmiškai gelbėja Žemaitis situaciją. Žiaurauskas į Samošką yra. Bet laiko nebelieka, 5 sekundžių. Na, čia turi būti, aišku, dabar turėtų neskubėti pirmiausia mėlynieji, bet laikas yra Safo komandos pusėje ir mes fiksuojam visiškai netikėtą rezultatą. Bet palauk, Simonas dar gali čia ištraukti. Safo komanda šiandien pralaimėjusi Bartuševičiui. Pralaimėjusi Revaldo komandai, tiesa? Taip. Turi šansą įveikti stipriausią visų turnyrų komandą ir tai atsitiks po 23 sekundžių. Ir dabar reikia maksimaliai protingai sužaisti pabaigą. Žiūrėk, Samoškinis, čia klaida, kuri gali brangiai kainuoti. Kokio velnio Samoškai reikėjo dabar taip rizikuoti? Kokio velnio Samoška taip rizikavo? Jiems reikėjo tik laikyti kamuolį, o dabar turi šansą. Ne, viskas. Rapšys. Reikia perdavimų. Rapšys. Pergalė! Wow! Negali patikėti Safas. Safas negali patikėti, atbėga ir Manto Bartuševičius. Bet įsivaizduok, visa komanda taikyti juos. Šitas komandas pusfinalį. Jo, kas čia buvo. Ir aš pats negaliu patikėti to, ką pamačiau. Žinai, kas yra? Manyčiau, kad taip atrodo truputį užriešta čempioniška nosis. Bet iš kitos pusės nieks Simono neišmušė. Ji žaidė iki galo. Taip, aišku, galėjo prisižaisti tą situaciją, kai Paulius Samoška perdavinėjo kamuolį. Tiksliau atliko smūgį į varžovą. Galėjo kainuoti pergalę Safo komandai. Žemaitis irgi dabar yra MVP. Jis ką tik laimėjo visų širdis ir mes baigiam grupių etapą. Taip, šitą pergalę būtent savo komandai nedavė jokio postūmio turnyro lentelėje. Jie lieka 4, bet tai duoda ambiciją, tai duoda pasitikėjimą savo jėgom prieš pusfinalį. Išlikot paskutinį šeiminis duetas, šeiminė pora, ar jūs vienas kitą taip palaikot? Safai, gal Ne, aš negaliu patikėti iš tikrųjų. Mes niekada vieningi nebūna. Ne, čia neįtikėtina. Ar tiesiog meilė jums padeda laimėti?
Va, pasirodo, yra dar kibirkštėlės, pasirodo, kad yra... Taip, ir čia mes šiandieną su jumis jau atsisveikinsime. Likite įsijungę Kvadratą, todėl kad jau kitą kartą, kitoje serijoje mes jungsimės tiesiai į atkrintamasias kovas. Primink dar kartą, kas susitiks pusfinalyje. Taigi, Simono komanda, kaip jau kalbėjome, žais su savo komanda. Simono komanda iškovojo 2 pergalės grupė etape. Šitas pralaimėjimas jau nieko nebelėmė Simono komandai, kadangi jie jau buvo su daugiau pergalių negu savo ekipa. O vat buvo įdomus reikalai dėl antros vietos. Manto komanda įveikė Evaldo komandą ir liko antra. Ir šios 2 komandos žais pusfinalį. Taigi Simonas prieš Savo ir Mantas prieš Evaldą pusfinaliuose. Tai ką, kaitinam įvykius Vilniuje toliau, likite įsijungę. Kvadratas dar niekada nebuvo taip aukštai. Važiuojam.